Grupiai radau klausimą ir manau, kad atėjo jau laikas paliesti šitą temą, nors kažkada anksčiau esu lietus, kažkada anksčiau esu kalbėjus, bet aišku, su laiku ateina vis daugiau ir daugiau naujų žmonių ir savaime suprantama, kad kai ateina nauji žmonės, tai vienareikšmiškai vėl kyla tie patys klausimai, kurie kažkada kilo jau senbuvėms, vadinasi normalu, kad kyla tie klausimai ir matyt, kad subrendo laikas paaiškinti mūsų sistemą. Trupučiuką paliesim šiandien, kaip matot, binarą, paliesim šiandien unilevel, tai yra linijinė struktūra ir pasiaiškinsim, kas tai yra, nes grupiai skaičiau klausimą ir tuo pačiu noriu atsakyti tą klausimą. Žodžiu, grupiai skaičiau klausimą apie tai, kad kaip ten tie žmonės nesupranta, kaip čia dabar ties mano pirmo gilio žmonės, jeigu aš bronzą, už kokius žmonės aš ten gausiu pinigėlius ir taip toliau. Žodžiu, manau, kad šitą struktūrą, kurią matote dabar, ko gero šitą lengvai supranta kiekvienas, ar ne? Tai yra geltonas burbuliukas, tai esu aš ir kai aš pakviečiu, aš pati arba aš pats asmeniškai pakviečiu, šitam paveiksliuke būtų 5 žmonės, aš pakviečiau į šitą verslą, tai bus mano pirmasis gylis, mano pirmo gilio žmonės. Ir mes automatiškai, jeigu aš įsivaizduoju, kad 5 žmonės pakviečiau savo į pirmą gylį, pakviečiau aš pati asmeniškai 5 žmonės kurti šitą verslą, kartu su manim daryti šitą verslą, tai taip ir įsivaizduom, kad pirmo gilio žmonės taip ir sustojo į tokią eilutę. Tai ir yra pirmas gylis. Dabar, kai šitie mano pirmo gilio žmonės kviečia savuosius, tai man jau šitie jų žmonės gaunasi antras gylis. Ir taip toliau, 3, 4, 5 ir 6. Manau, šita vieta mums visiems aiški. Čia kaip ir problemų nekyla, bent jau nemačiau, kad būtų kilę čia problemų. Dabar, esmė tame, kad suprantant šitą struktūrą, vėlgi esam girdėję, kad turim kojas, ar ne? Kad ten taškai kairiai kojai, taškai dešiniai kojai. Vėl, kaip čia dabar gaunasi, ten visi mano žmonės, visi mano, reiškia, kaip matėte anam paveiksliuke, dar kartą grįšiu. Pirmo gilio žmonės čia pažymėti žaliais rutuliukais, va tokį perbraukiu žali. Visi žaliukai tai yra mano pirmo gilio žmonės. Tai dabar žiūrėkit čia, kaip gaunasi. Binaras. Kaip čia gaunasi? Vienas čia mano pirmo gilio žmogus, kitas čia. Viskas tvarkoj. Čia irgi, aš dabar kalbu taip, kaip galima galvoti. Čia irgi mano kaip ir pirmo gilio žmonės. Bet žalias vakur atsikliuvo, ir kitas žalias vakur atsikliuvo, ir dar kitas žalias dar giliau kažkur nukrito. Čia netvarka. Tai kaip dabar už kuriuos žmonės kokius pinigus gausiu, tai kaip čia dabar kur čia kas nuėjo. Tai kad nekiltų va tokių beprasmiškų klausimėlių, mes pamėginsim išsinagrinėti ir supraskit, kad mes turim 2 struktūras. Ne vieną, o 2 struktūras. Tai yra, kai aš pati registruojuosi į šitą kompaniją, aš esu geltona. Vienas vienintelis mano registras iš karto pradeda 2 struktūras, ne vieną, o 2. Tai yra, pieštuko nepasiėmiau. Tai yra viena struktūra čia aš atsistoju ir į kitą struktūrą čia aš atsistoju. Tas pats vienas vienintelis registras ir 2 iš karto tuo pat metu automatiškai 2 struktūras. Aš pradedu kurti nuo savęs pačios, bet ne vieną, o 2 struktūras su vienu vieninteliu registru. Visi, kiekvienas iš mūsų turim 2 struktūras. Dabar pasirašau pirmąjį savo žmogų, pirmo gilio, ar ne? Tas mano pirmas pasirašytas žmogus, vienas vienintelis kontraktas. Bet tas vienas vienintelis kontraktas, vienas vienintelis žmogus atsistoja kaip ir aš į 2 struktūras. Tai yra,
atsistoja į mano linijinę struktūrą, kaip pirmasis mano pirmo gylio žmogus ir pradeda mano binarinę struktūrą. Tas pats vienas kontraktas, tas pats vienas žmogus, bet stoja automatiškai lygiai grečiai į dvi struktūras. Ir, žodžiu, tokiu būdu mano tas pirmas kontraktas atsistojo į unilevel ir atsistojo į binarą. Gerai, pasirašau antrą žmogelį, antras mano žmogus. Mano unilevel struktūroje stojasi šalia pirmo, mano binariniai struktūroje šiuo atveju irgi atsistojo, bet jau į kitą mano koją, matot, į kitą mano koją. Čia, šitoj pusėje būtų mano kairė komanda arba kairė koja, kaip mes vadinam, šitoj pusėje būtų mano dešinė koja arba dešinė komanda, dešinė koja. Dabar labai prašau, kad suprastumėt ir kad visą laiką aiškintumėt savo žmonėm, kad du dalykus. Viena, kad mes turim ne vieną struktūrą, o dvi. Ir antra, jeigu unilevel struktūrai mes turim 6 gylius ir nuo 7 gylio ir žemyn unilevel struktūroje mums nemoka, mums unilevel struktūroje mokami bonusai, priklausomai nuo bonusų, kurie bonusai už kiek gylių, bet tik iki 6 gylio imtinai. Visi mūsų bonusai už komandos darbą mokami pagal unilevel struktūrą. Išskyrus vieną vienintelį bonusą, tik vieną vienintelį bonusą, tai yra taškų bonusas, kuris mokamas pagal binarinę struktūrą. Atsiminkit, visi kiti bonusai mokami pagal unilevel ir vienas vienintelis taškų bonusas mokamas pagal mūsų binarinę struktūrą. Vienas tik tai bonusas. Dabar, jeigu unilevel yra 6 gyliai, yra jų daugiau, bus jų daug, 100 gylių, bet mokama už 6 gylius, tai binare gyliai neegzistuoja. Binare gyliai nesiskaičiuoja. Binare gylių nėra. Binare egzistuoja viskas padalinta pusiau. Kairė pusė ir dešinė pusė. Ir visai nesvarbu, jokie gyliai binare. Binare gylių nėra. Nesvarbu, kad čia žmonės krenta vienas po kitu, vienas po kitu, vienas po kitu. Binare gylių iš vis nėra. Binare gyliai neegzistuoja. Vadinasi, jeigu kalbam apie visus kitus bonusus, kalbam apie unilevel struktūrą. Ir čia mes gaunam už bonusus nuo 1 iki 6 gylio, priklausomai nuo paketo, priklausomai nuo bonusų. Jeigu kalbam apie taškus, vienintelis absoliučiai bonusas, taškų bonusas, kuris priklauso nuo binaro. Ir jau binare jokių gylių nėra. Priklauso tik kairė ir dešinė pusė. Kiek turiu taškų kairė, kiek turiu taškų dešinė pusė. Jokie gyliai binare neegzistuoja. Todėl, kai unilevel pasirašėm trečią mūsų žmogeliuką, matot, čia unilevel, aišku, jisai stoja vėlgi man į pirmą gylį, į eilutę. Tai binare šitas žmogus, kur jis gali užimti vietą? Trečios kojos neturim, tik 2. Vadinasi, tada jau turiu pagalvoti, kur aš noriu jį statyti. Ar noriu statyti jį į kairę, ar į dešinę. Reiškia, ką darau? Einu į mano virtualų ofisą, einu į skyrių network ir ten pasirenku left arba right. Tai yra kairę arba dešinę pusę. Prieš registruodama naują žmogų pasirenku pusę kairę arba dešinę. Ir kai pasirenku kairę arba dešinę pusę, užfiksuoju tą taškelį, tada po registro žmogus ir įkrito į kairę arba į dešinę, ten, kur mano buvo užfiksuota. Bet įsivaizduokit, kad dabar šitas mano trečias žmogelis, kuris unilevel normaliai įkrito į tą pačią pirmą gylį, čia jį registruodama, kur man jį dėti. Jeigu aš parenku kairę pusę, o čia jau, tarkim, yra kažkieno žmogus pasirašytas, tai kur tas mano trečias žmogelis skris? Į apatinę laisvą vietą.
Jis negali užimti šito vietą, jis užims po juo. O jeigu pasirenku dešinę koją, tai ir čia jau šitas, ir šitas žmogelis yra jau įkritę anksčiau, tai mano šitas trečias žmogus įkris į pirmą laisvą vietą. Ir nesvarbu, kokiam gyliui, nes čia giliai neegzistuoja, čia tik tai egzistuoja kairė arba dešinė pusė. Tikiuosi, kad suprato šitą momentą. Dabar, mano pirmo gylio žmonės, visi šitie žali, kiek aš jų, čia paveiksliukai mes turim 5, bet aš galiu turėti 10, 15, 20, 30. Kiek aš jų beturėčiau, jie visi kris tik į išorinę kairės kojos dalį arba į išorinę dešinės kojos dalį. Vidinė šita dalis, vidinė dalis į čia, čia, mano žmonės nukristi niekada negalės. Nei čia, nei čia, nei čia, nei čia. Į šitą vidinę kojų dalį mano registruojami žmonės negalės kristi niekada. Mano žmonės, kuriuos aš pati registruoju, jie visada galės kristi tik tai į kairę arba į dešinę, priklausomai kurią aš pasirinksiu, bet tik į tos kojos išorinę dalį. Iš kur tada atsiranda žmonės vidiniai dalyje. Tai jeigu šitas žmogus čia priregistruotas ir kol kas jis nepasirašė nei vieno žmogaus, tai jo šita vidinė koja tuščia, kaip matom. Ir aš jam šitoje vietoje padėti negaliu. Mano registruotas žmogus čia niekaip neįkris. Vadinasi, kad augtų jo šitą koją, jis turi pats registruoti šitą koją. Šitas žmogus, kad jo užaugo 2 žmogeliukai čia, tai reiškia, kad jis pats užregistravo 2 žmogeliukus 2 ir 3 gylio. Reiškia, 1 žmogų 2 gylio jis užregistravo pats. Ir kaip mato, čia 3 gylis, reiškia, jau šitas žmogus užregistravo savo žmogų. 3 gylis čia. Žodžiu, noriu pasakyti, kad atsiminkit visada, jūsų žmonės kris tik į išorinės kojos dalis, vidinę turi patys žmonės pildyti. Dabar, dažnai būna, tu ištrinsiu, čia mes daug pribraižėm, dažnai būna, kad žmogus sako, aš užregistravau, tarkim, 1 mano žmogų, 2 mano žmogų, o kai atėjau registruoti 3, 1 ir 2 ir 3 yra žmonės, kuriuo aš neregistravau, aš jų nepažįstu, aš nežinau, kas tokie, ar čia rašyti reikia prašymą į pagalbos centrą, kad atsirado žmonės iš dangaus. Žinokim, kad mūsų sponsorius irgi turi tik 2 kojas. Ir kai mūsų sponsorius registruoja savo žmonės, tai jo žmonės irgi ieško žemyn, žiūri žemyn, rado pirmą tuščią vietą ir įkrito. Žmonės, kurių tu nematai, yra tavo sponsoriaus žmonės. Iš viršaus tau nukrito žmonės. Dabar, kai eina kalba apie taškų bonusus, tai taip, ten yra sakoma, kad mes gaunam už trumpesnės kojos taškus. Ir iš pirmo žvilgsnio labai neteisinga. Jeigu aš turiu daug taškų, pavyzdžiui, dešiniai kojai, tai aš už ją negaunu. Kairė koja trumpesnė, tai man moka už tą trumpesnę koją. Kaip ir neteisinga būtų, ar ne? Tačiau, jeigu Unilevel kituose bonusuose man moka tik už mano žmonės, 1 mano gylis, žmonės, kuriuos aš pati asmeniškai pakviečiu. 2 mano gylis, tai yra žmonės, kuriuos pakvietė mano 1 gylio žmonės. 3 gylis, tai yra žmonės, kuriuos pakvietė mano 2 gylis ir taip toliau. Bet čia niekur nėra nei vieno sponsoriaus žmogaus. Tai reiškia, kad Unilevel man moka už visus, bet tik už mano žmonės. Jeigu mes žiūrim į binarą, tai čia visai kita situacija. Tai, ką mes matysim binare, tai gali būti, kaip šiuo atveju, kairiai kojoj, visi mano žmonės, nes žali mano 1 gylio žmonės, toliau mano 2 gylio žmonės, toliau 3 gylio žmonės, 4, 5 ir taip toliau. Kairiai kojoj visi mano komandos žmonės. O kaip matot šitam paveiksliuke, į dešinę,
čia be numeriukų šitie žmogeliukai, ne? Nes čia mes matom tokią pačią spalvą, bet su numeriukai 6 reiškia 6 gylį rodo. Čia mes matom be numeriukų. Tai reiškia, kad čia atkrito mano sponsorių žmonės. Nesvarbu, kad jie yra sponsorių žmonės ir vienas iš jų šitam paveiksliukė jau kuria savo komandą, reiškia ne tik sponsorių žmonės, bet ir sponsorių žmonių žmonės. Jie jau kuria savo komandą. Visi šitie žmonės, kurių aš neradau, kurių aš neregistravau, kurių aš nekviečiau, kurie yra ne mano, kurie yra mano sponsoriaus, bet jeigu jie įkrito į mano koją, aš už juos gausiu taškus ir tie taškai prisiskaičiuos prie kvalifikacijos ir aš gausiu pinigėlius. O tai reiškia, kad visgi teisingai, nes, kaip matot šitam paveiksliuke, sponsorinė koja užaugus, aš užsiauginau tik savo kairę koją ir gaunu, aišku, tik už kairę koją, jeigu sponsorinė didesnė, bet jeigu sponsorinė mažesnė, tai aš gaunu už sponsorinę koją. Vadinasi, visgi sistema yra labai ir labai teisinga. Tai va, tikiuosi, kad supratot. Beje, šitą temą labai noriu, kad viską suprastume, nes tai labai svarbu. Labai svarbu suprast, kaip veikia. Manau, kad jeigu dar kyla jums klausimų, tai dabar mes bėgsim į klausimų turą ir galėsit klausinėti viską, ką jums reikia dar pasigilinti ir suprast. Esmė tame, kad visi supraskit ir žinokit. Turim dvi struktūras. Viena struktūra unilevel, tai yra šita struktūra, kurią mes visi pažįstam, kurią mes visi įsivaizduojam. Ir visi likusieji bonusai mokami būtent pagal unilevel. Ir yra binarinė struktūra, automatiškai kuriasi dvi struktūros kiekvienam iš mūsų, bet binarinė struktūra, pagal binarinę struktūrą mokamas tik vienintelis taškų bonusas. Binarinėje struktūroje gylių nėra, išvis nėra, neegzistuoja, nesvarbus gyliai. Binarinėje struktūroje turim tik tai kairę ir dešinę koją ir nuo to priklauso mokami taškai. Visi kiti bonusai unilevel ir nuo 1 iki 6 gylio imtinai, priklausomai nuo bonusų. Bet visi kiti bonusai mokami būtent pagal unilevel struktūrą, išskyrus vienintelį taškų bonusą. Tai va, žodžiu, šiandien tiek, šiaip jau tikiuosi, kad kas nesupranta.